Labas vakaras, mėly raseiniškiai. Eteryje Raseinių krašto televizijos tiesioginė laida. Kaip matote, šiandien mūsų studija truputį atrodo kitaip nei įprasta. Prieš 20 metų nuo Lietuvos iš Vilniaus per Latviją į Estiją iki Talino nusidriekė gyvų žmonių grandinė. 19 valandą, rugpjūčio 23, visi susikibo už rankų, norėdami pasakyti visam pasauliui, koks yra didžiulis laisvės troškimas. Ir kad tėvynės laisvė visas problemas galima spręsti ne kruvinomis priemonėmis, bet taikiu, gražiu, dvasingu būdu. Todėl šiandien kalbėsime prisimindami būtent tą dieną, rugpjūčio 23 prieš 20 metų. Šį vakarą man labai malonu pristatyti šios akcijos gyvus dalyvius. Ačiū Dievui, būkite gyvi 100 metų. Mūsų studijoje dalyvauja Antanas Kliunka, Birutė Kulpinskaitė, Kęstutis Kordušas, Mečislovas Daujotis. Visi jie yra gyvi tų įvykių liudininkai. Prisiminsime, galbūt pakalbėsime apie nūdienos kai kurias bėdas, kodėl pas mus dabar būna taip ar ne kitaip. O dabar pristatę svečius tikrai norėčiau, kad kiekvienas, mes labai karštai dar prieš laidą kalbėjome prie kavos, truputį to šilumos, manau, liko, nusikeltų į tą laiką prieš 20 metų. Tai dabar sako, kad tai buvo kitoks tas pakilimas, bet manau, kad kiekvienam tie įvykiai yra tikrai neišdildomi ir jie visą gyvenimą liks atmintyje. Tai gyva mūsų istorija. Galbūt, gerbiamą Antaną, pirmiausia prašysiu pradėti, nes jūsų indėlis čia tikrai, kiek aš žinau, yra didelis toje dienoje. Truputį nusikelkite gal į tą dieną prieš 20 metų. Man tuo metu teko tą akciją organizuoti kaip Sąjūdžio atsakingam sekretoriui. Visus tos metus jau mes ruošėme šitai akcijai ir Dubysos numeriai visi buvo su data, skaičiavom dienas iki Molotovo-Ribentropo pakto metinių, kiek numerių vis mažėjančia tvarka ir visas Sąjūdžio darbas tuo metu Lietuvos buvo sukoncentruotas į šitą. Ir kai kilo idėja šitą kelią padaryti, mes galvojom, kiek tų žmonių susirinks, kiek reikia organizuoti autobusų. Bet, kaip parodė, tolimesnė eiga buvo didžiulis tautos pakilimas, mes jo net nesitikėjom, neįvertinom. Kiek atsimenu, Raseinių autobusai apie 50-60 išvažiavo ir pusė jų turbūt nedavažiavo iki Baltijos kelio, užstrigo, nes per Ukmergę susitvenkė su kauniečiais. Net mano tėvelis nenuvažiavo, dėl ko jis pyko. Tai tokios minutės gyvenime nesikartoja ir aplamai. Aš galvoju, Sąjūdžio metai mano gyvenime patys ryškiausi ir laimingiausi, nes tuo metu žmonės kovoja už Lietuvos laisvę ir matėsi, kas yra kas, nes Baltijos kelias tai buvo tik pirmas žingsnis. Mes žinojom, kad buvo euforija, kad ateina, skelbsim nepriklausomybę ir kad imperija mus taip lengvai nepaleis. Aš kiek žinau, daug žmonių po Baltijos kelio patikėjo, kad Lietuva bus laisva. Aš to nelabai tikėjau, nes teko susitikti su politologais, su Kęstučiu Girniumi, kuris tuo metu buvo vakarų Vokietijoje laisvosios Europos žurnalistas. Jis man sakė, kad vis tiek imperija jums duos smūgį. Ir mes kaip sąjūdininkai buvom visi suskaičiuoti, politiniai kaliniai, tremtiniai ir buvom ruošiami internuoti. Bet tas lemiamas momentas Lietuvos kelyje į laisvę buvo sausio 13, kada žmonės prie bokšto neįsigando, stojo prieš tankus ir kai prie aukščiausios tarybos, kai žinojom, kad ims aukščiausia taryba, žmonės dar labiau susitelkė. Tai kai pamatėm, kad Baltijos kelias tai tik užvedė tautą ir ji buvo pasiruošusi eiti į mirtį, bent tie 30 000, kurie buvo Vilniuje, tai Baltijos kelią aš vertinu kaip pirmą žingsnį į Lietuvos nepriklausomybę. Ačiū. Jūs galbūt pasakykite, ką nors apie vėliavą, kuri yra mūsų fone. Tai ne šiaip savo yra atributika, tai yra
kiek gyvas liudininkas yra to įvykio. Šitą vėliavą pasiūlo mums partizanų ryšininkė 88 Liepos mėnesį, tam pirmam mitingui Vilniuje, kurią mes parsivežėm. Aš tuo metu dirbau Šiauliuose, moksliniam tyrimų institute, Bangoj, parvežėm į Šiaulius. Ir Šiauliuose pirmieji mitingai tai buvo dar labai mažai tų trispalvių. Ji yra labai brangi, nes jinai buvo ir aukščiausiai taryboje su mūsų visų būrių vyrų, visus sąjūdžio mitingus praėjus ir Raseiniuose dalyvavo vėliavos pakelimo šventėje. Tai yra relikvija, kuri kuo toliau, tuo labiau įgauna vertė, yra brangi ir aš galvoju, anksčiau vėliau jinai atsidurs Raseinių muziejuje. Na, beje, mes turime ir muziejaus direktorę, šiandien mes be titulų kalbame, tiesiog yra žmonės, kurie dalyvavę, bet taip jau yra, kad, gerbiama Birutė, ta vėliava turbūt bus brangus eksponatas pas jūs. Tad prašom galbūt, jeigu pradėjom kalbėti apie vėliavą, apie eksponatus ir pratęsti prisiminimus būtent tos dienos, nes mums teko kartu tada važiuoti ir ten buvo irgi visokių dalykų. Be jokios abejonės, bet kokia Lietuvos laisvė simbolizuojanti relikvija, ypač tokia, kaip Antanas ją šitaip saugo, pristato, jisai žino jos istoriją, jinai yra neįkainojama apskritai visai Lietuvai tokios relikvijos. Mes muziejuje turime pirmąją Lietuvą nepriklausomybės lengvesniem vėjam papūtus, kuri buvo iškelta Žemaičio aikštėje, mes saugome muziejui, bet šitą vėliavą ypatingai brangintume, jeigu jinai patektų pas mus. O jeigu apie Baltijos kelią, tai iš tikrųjų mes tada kultūros darbuotojai jau jautėme irgi tą atšilimą, jau jautėme truputį anksčiau, kai nebuvo jokių trukdžių 1987 metais minėti poeto Maironio 125-asias metinės. Jau tada suplūdo minia į Maironio tėviškę, tiesa, Antanas nepaminėjo, bet ir nuo ten, nuo Maironio tėviškės prasidėjo sąjūdžio mitingai ir didžiulis darbas. Mes muziejuje saugom Dubysos laikraščius, kuriuos branginam ir dabar 23 dieną parodoje kultūros centre pristatysime. O į Baltijos kelią važiavome su kultūros namų, taip tada vadinosi, kultūros namai autobusėliu. Žinoma, beprotiškai užsidegę tenai mes papulti, žinoma, pykom, kad nespėjome nuvažiuoti iki mums paskirto kilometro, bet nežiūrint to, mes vis tiek išlipome, sulaukę 19 valandos, atsimenu, didžiausi tokie kemsynai prie kelio kokio, tai nepasakyčiau, bet atrodo prie Ukmergės kelio ir mes vis tiek susikabinome visi rankom ir ten daug labai žmonių buvo. Ne vien tik mūsų rajono delegacijos keli autobusai, bet ir kitų rajonų tenai atrodo prisijungė, tai toji emocija neišdildoma yra. Ir aš šiandien eidama į laidą tiesiog paprasčiausiai paklausiau, sutikusi ir savo laiptinės kaimynių moterų, sakau, ką jums pavyzdžiui reiškia šiandien, būtent tą dieną Baltijos kelias, tai jos vienareikšmiai patvirtino ir pasakė, sako, nugirstam tą dainą, dabar per televiziją vis bunda jau Baltija, Lietuva, Latvija, Estija, ir sako, gomurys tiesiog pakyla iki pat gerklės. Reiškia, yra graudu ir labai labai gera, kad Lietuvos tauta sugebėjo solidarizuotis šitaip gražiai su Baltijos sesėm ir parodyti pasauliui vienybę ir nesitaikstymą su, sakykime, sovietais. Taip. Ačiū už mintis, mes dar kalbėsime laidoje. Gerbiama Birutė, kaip sakai, nedavažiavome. Kaip yra suvestinėse skaičių, nedavažiavo 10 000, Taip. Kurie padarė atšakas tiesiog. Ir jie, tai rodo dar stipresnį, dar reikšmingesnį, dar didesnę reikšmę šio įvykio. Gerbėmiems žiūrovam noriu priminti, kad mūsų laida kaip visada tiesioginė, matote telefonų numerius, o iš Raseinių tikrai važiavo daug žmonių. Tad kam kokie jausmai kilo, ar galite skambinti, yra žmogus, kur priims jūsų skambučius ir pabendrausime kartu ir su jumis, ne vien už šio mūsų nedidelio stalo. Gerbiamas Mečislovai, tave taip pat pažįsta daug raseiniškių ir tu visuose įvykiuose buvai vienas iš aktyviausių dalyvių
dalyvių ir net su sulaužyta ranka, atsimenu, irgi teko ten būti. Tad truputį persikelk irgi į tas dienas prieš 20 metų. Na kągi, kaip čia teisingai paminėjo, buvo paminėta, reiškia, kad viskas prasidėjo nuo Maironio gimtinės, kaip sodinama žaliukus, jau visa tai pleveno ore, reiškia. Mes praktiškai, mūsų dvasioje jau buvo tas atgimimas žymiai anksčiau, mes jį nešiojom. Tiesiog tas važiavimas į Baltijos kelią, tai reiškia, užakcentavo. Man pasisekė davažiuoti, kadangi aš važiavau su savo mašina, visa šeima, amžinatelis Uošvienė, duktė, sūnus, žmona, išvažiavau ganėtinai anksti, kadangi klausiausi radijo nurodymų, reiškia, kur važiuoti, kaip tiesiausi maršrutai kokie. Teko laimė, reiškia, nuvažiuoti būtent į tą vietą, kur mums buvo skirta. Šviesaus atminimo amžinatelis kunigas Griganavičius pašventino akmenį, ant kurio buvo pastatytas koplys stulpis vėliau. Vat būtent ties to akmeniu teko, reiškia, susikabinus rankomis atstovėti, reiškia, tam skirtą laiką. Na ir aišku, tuo metu kokie jausmai buvo užplūdę, tai čia praktiškai yra nenusakoma. Ir matyt, šiuo metu labai sunku būtų kalbėti, reiškia, kad mes šiuo metu galėtume pajusti tokius jausmus, ką jautėme viso atgimimo laiku, kada į visus mitingus, reiškia, eidavom pakiliai nusiteikę, visiškai gera nuotaika, reiškia, taip toliau. Sakykime, aš visur su savim nepalikdavau, dar vaikai ganėtinai buvo, reiškia, kaip pasakyti, mažai metų turėjo, jauni, bet jie dalyvavo visur, į visus mitingus stengdavosi, reiškia, vestis ir taip toliau. Tame tarpe, reiškia, ir važiavom į tą Baltijos kelią. Čia, sakykime, aš atsinešiau autentiškas trispalves, kurias tuo metu, reiškia, žmona greitai iš kažkur tai sugebėjo gauti medžiagos ir pasiuvo, kurios buvo, reiškia, ant veidrodėlių pritvirtintos pas mane. Jos po šią dieną, Vytautai, tu žinai, pas mane yra garbingoje vietoje, po Vytauto portretu, kabo ant sienos, ir kabės, aišku. Tai pradžiai tiek būtų prisiminimų iš to viso reikalo. Netgi buvo perkaitęs mašinos variklis, ar net tokie dalykus buvo? Taip, kadangi ten papuolėm į kamščius, teko važiuoti kas 3 metrai, pirmą pavarą įjungus, reiškia. Nu, ačiū Dievui, mašina buvo tuo metu dar ganėtinai nauja, sakykim, tai nieko, bet senesni modeliai, ten vadinami zapukai, maskvyčiai, tai teko matyti, kad jau jie tenai ir pasiliko, reiškia, su atvirais kapotais. Teko netgi skaityti po to spaudoj, kad netgi buvo varikliai užkalę. Ne vienam žmogui. Ačiū kol kas. Gerbiamą mūsų vaizdo inžinierių paprašysiu paruošti medžiagą, o kol jis paruoš, pas mus yra Kęstutis Kordušas, vienas iš sąjūdžio organizatorių mūsų rajone, kur taip pat teko netgi dirbti tokį organizacinį darbą ir rūpintis tais klausimais ir kartu. Kęstai, kaip jauteisi, ką jautėjai tomis dienomis, kartu reikėjo ir organizacinį darbą dar kartu kažkokį tai daryti ir kartu pats kaip pilietis, kaip jautėsi tada? Čia neapsakomas jausmas, kaip pasakyti, aišku, 20 metų jaunesni buvom ir tas daug euforijos didesnės gal buvo, bet su Antanu pagrindė mes šitą renginį organizavom. Antanas didžiausią vaidmenį atliko, o mes tokį techninį. Prisimenu tokį įdomų atvejį, kai mes iš melioracijos darbuotojų pasiskolinom tą lauką nešiojimas stoteles, kad galėtumėm tarp savo Raseinių kilometras yra susišnekėti tarpusavyje. Aišku, tai prieš 20 metų mobilių telefonų nebuvo. Tai ir bevažiuodami, besikalbėdami, žmonės šalia važiuodami, mujuodami, gal ką reikia padėti, ar paklausę, gal jūs žinot, kur tos rajonas stovi. Ir aišku, ta išvyka važiavimas į tų žmonių, ypač Raseinėse, kai pamatėm tą koloną, nuo Riogalos, kai pajudėjom, tai neapsakomas jausmas. Kažkaip tokiuose dideliuose renginiuose iki to laiko nebuvo tekę dalyvauti, tai čia visam gyvenimui prisiminimas. Ačiū. Na, gal dabar turbūt nusikelkime
Tai buvo istorija, kad tas filmukas yra sukurtas. Čia ištrauka iš filmuko yra, kaip buvo švenčiamas 15 metų Baltijos kelio jubiliejus toksai ir ten žmonės nuvažiavo paminėti mūsų raseiniškiai. Būtent nusikelkime į tą vietą. Savo mašiną atvažiavau, darželio auklėtoja pas manim kambarį buvo Jokubauskaitė. Tai važiavam, tiesiog keli netelpa laukais už vienas kitą. Tiesiog baisu pamesti, taip kai aimai į karą laukais, tai taip iš Baltijos kelio laukais bėgom važiavom. O dėl ko, sakykit, važiavo? Tikslas koks buvo? Nu kaip dabar tas tikslas pasakyti, kad čia tai buvo organizuojama viską, nu ypač kai man amžiai, tai aš jau lyg atsiekdams tos nepriklausomybės Lietuvos. Aš jau ją atsimenu, Lietuvos nepriklausomybę. Kada buvo, nors mažas buvo, bet jau aš Lietuvą atsimenu. Labai gerai. Ir rusų, kaip už 40 metais, į vokiečių, ir kaip už karas 41, aš Risainio aerodrome visą savaitę su arkliais išdirbau. Tai laimė, kad šeštadienį išvažiavau, o ką ne tai būti išvarę ir atsimenu. O tai kas tai Lietuva jūsų nuomonė, kas tai yra? Ir ar pasiekė to, ko siekėt prieš 15 metų čia stovėdami? Nu, pasiekt. Čia razniai reiktų pamatuoti tą viską. Ką 15 metų būtų Lietuva taip gavus gyvent, kaip jin gyvena, tai žinoma būtų daug. Daug kas pasiekta daugiau, kai dabar. Daug kas pasiekta. Bet kadangi buvo karai, buvo viską, buvo pasiekta iki neblogai. Kolūkiai buvo sukurti gražiai, viskas. Dabar viskas sugriovė, suardė, iš naujo gyvena. Iš po karą parėję statėm, dabar vis sugriovė. Jau dabar jau pastatyti nieko negalim. Jau štai tiek mano draugas, tiek aš jau tik tai karšutės amžiai jau. Jo sveikatas nėra. Bet žiūrėkite, dabar taip atrodo, kad jaunimui nelabai reikia tos laisvos Lietuvos. Visi prisiminti tą gražų Baltijos kelią susirinko būtent garbesnio amžiaus žmonės. Kaip jūs manot? Joji, mano dabar vaikai, irgi, aš kai kada pirmą tarybinės laikais būdavo filmus rodo, karą žiūri, tai būdavai verkiau. Vaikai juokia, tai tėvan, ką tu čia dabar ašaroji, ką? Te buvo taip. Sako, gali nebuvo, aš jūsų netikinu. Aš einant per vadrį buvau, koja buvo žeista, paskui reis bankiuot Berlyne ranką, tai aš gulėjau Rudisdorfe karą ligoninėj 2 mėnesius. Tai užteka to malonumo. Žodžiu, buvo? Buvo. Vaikus negali, tai sako, tu tėvo juokaus, tik tai pasako į viską. O jeigu dabar lieptų, sakykime, išsikraustyti ir pasirinkti kitą valstybę, išvažiuoti iš Lietuvos, ar labai skaudu būtų? Nu, jau aš savo amžių nenorėčiau niekur išeiti. Ar tai, kad jau aš jau, sakant, suvargau, pasistačiau namą, pasistačiau viską, žinau medukus, į daugiau nieką nei galėtų da vaikų, kad gyventi nieks negyvena. Da jauniausia norėjau apgyvendyti. Tas, kai išvažiavo Marijampolį, tai, sako, tėvai, neįdomu, čia dabar visi gyvena. Ar prisimenu? O sakykit, kaip jūs pats galvojat, kam tas Baltijos kelias buvo nutiestas? Ar jis buvo ir prasmingas, ir reikalingas? Nu, turbūt, kad buvo prasmingas, reikalingas. Visos tautos, kaip tik tai vienijos, Estija, Latvija ir Lietuva nutarė taip, kad iš Vilniaus link Latvijos, iš Estijos link Latvijos ir čia visi susidūrė. Tai ar gerai dabar toj Lietuvoje laisvoje gyventi? Gerai, pensijai.
Vaikam labai gerai. Kuo jum? Man neblogai. Žodžiu, nepykstat nei ant valdžios. Nu, gaunu pensiją. Vat užtenka. A daugiau nesidors. Taigi grįžome vėl į studiją, truputį pajutę, nes mes tai kalbėjome to grinai šviesiais prisiminimais prieš 20 metų. Štai prabėgo 15 metų ir jau girdėjome kitokių gaidelių. Na ir dabar galbūt pakalbėsime, kodėl taip yra, gal kaip čia tas laikas keičia mus, turbūt ne visus tikrai, ir kodėl taip atsitinka. Bet prieš tai dar aš, gerbiamą Antaną, norėsiu, kad tartų keletą žodžių. Matėte, visi yra Raseinių akmuo ir ten yra geležinis kryžius viršuje, kuris tiesiog tą vietą įamžino ir ten parašyta Raseiniai, data. Kaip čia to kryžiaus istorija buvo, nes čia jūs tikrai prisidėjęs esate? Taip teko tą kryžių organizuoti gaminant. Visų pirma, mums paskyrė šitus kilometrus, tuo metu, nes Raseinių sąjūdis priklausė Kauno zonai. Kilometrus dalino Aleksandras Abišala, pirmiausiai nuo Ukmergės Jurbarkas, paskiau mes. Gavom 3 kilometrus, paskiau po mūsų pravažiavom su mažu autobusu ir kiekvienam rajonui tu čia stovėsi ir galvok, kaip tu atžymėsi tą vietą. Kėdainiam pakliuvo labai gražus miškelis iš kelių medžių, Jurbarkui taip ten sankryža, o mūsų plynas laukas ir tik akmuo. Galvoju, ką daryti, kaip čia pažymėti tą vietą, kur stovėsim. Ir tuo metu Algimantas Norvilas, buvęs signataras, Kauno sąjungininkas, sako, yra prie Dubysos slėnio gyvena kalvis Alvydas Bertulis, patriotas, partizano sūnus, tikrai važiuok pas jį ir jūs ką nors sugalvosit. Nuvykstu jį, tai žiūriu, vyras pasiruošęs, bet kada gaminti tą saulutę kryžių, parodė, ką gamina. Iš karto ant rytojaus nuvažiavom į Ukmergę, apžiūrėjom, išmatavom. Ir jis per 2 paras nukalė šitą kryžių. Sekančių kartų mes jį pastatėm. Aišku, šitam žmogui paskiau buvo atkeršyta, nes karinis laikraštis Zvezda Kaliningrado srity parašė prieš jį didelį straipsnį Kuznieckų Jot. Kadangi jisai tuo metu priklausė Laisvės lygai ir ieškojo labai, o Laisvės lygo tuo metu sąjūdį buvo kaip nelabai toleruojama, kadangi jo siekis buvo tik nepriklausomybė, o ne suverenitetas Tarybų sąjungos sudėty. Tai dėka Alvydo Bertulio šitas kryžius yra toks originalus ir po Baltijos kelio žinau, kad buvo vienam Nemuno numeryje viršelėje šitas mūsų šito saulutė kryžius. Tai va, čia yra dėka šito žmogaus padaryta tas. Ir jis labai yra gerbiamas, kadangi toje vietoje yra žuvę partizanai Aukštaitijos, ten yra netoli kaimelis ir partizanų ryšininkai pastoviai jį puošė, tveria tvorelės, kurias aš stengiuosi, kai jos atidengtų akmenį, mes nuėmam, jie vėl aptveria, sodina rūtas, medelius ir dabar nuvažiavę mes pamatysim, kad ten žydi gėlės. Ačiū. Ir dar galbūt šiame filme buvo kartu interviu, kaip paimtas buvo ir kalbėjo ir Kęstutis ir Antanas. Mes specialiai nukirpome tą dalį, nes žinojome, kad jie žmonės gyvai kalbės mūsų eteryje. Jūs ten pasakėt vieną frazę, kuri man tiesiog dabar skamba ausyse. Pradėjo idealistai, baigė karjeristai. Turbūt prisimenat. Taip, visas revoliucijos. Ir kas po tuo slypi šią trumpą frazę, nors galbūt daug kas susigaudo, aš tik tai paskui galbūt pakomentuosiu, kodėl aš klausiu šito. Nu kaip, ir Prancūzijos revoliucijos pradininkus giljotina nukirto. Jūs puikiai žinot. Ir mes pradėjom negalvodami apie valdžią, karjerą.
Ir sąjūdžio banga iškėlė masę į politiką žmonių. Ir tuo metu mes juokavom, kad reikėjo sąjūdžio vėliavos ir į valdžią aukščiausią tarybą signatarų galima buvo išrinkti ir beždžionę. O tos beždžionės pabuvusios valdžioje užmiršo tos žmonės, sąjūdininkus. Ir kai šiuo metu krizė Lietuvoje, jūs matote, vyrai jaunesni, kai 50 metų ima rentas. Tai šita taisyklė galioja ir kuo toliau, to labiau. Aišku, kai kas ir klausia, ar tu dabar eitum, darytum. Ypač mums daug duoda klausimų aukščiausios tarybos gynėjam, ar jūs gintumėt Lietuvą, ar jūs eitumėt. Kadangi valdžia, aš visada sakau, kad tai yra Lietuva ir laisvė, prasideda tą pačią raidę, kol bus nors vienas lietuvis, vis vien kas nors kausis dėl Lietuvos laisvės. Ir kiekvienoj kartoj, kad ir to jaunimo nematom, kad jisai dabar kažką galvotų, bet jeigu reikėtų, aš galvoju, kad jie eitų. Aš atsimenu, 91 aš turėjau Raseiniuose savanorių būrį iš Nemakščių, tai buvo vyrukai tuo metu 74 gimimo metų ir jie čia treniravomės jos ir netikėjom, kad jie tokie bus susivedę, ateina pasitreniruoti. Bet kai mes aukščiausiai tarybai buvom, jie pasiruošę buvo mesti mokyklą ir atvažiuoti. Dar nepilnamečiai, vos pavyko jo sustabdyti. O kai kūrėsi geležinis vilkas 91 po sausio įvykių, vyrai 73 metų, vyrukai ėjo kariauti su rusais. Tai šitas dalykas neužmirštamas. Ir aš žinau, turiu aš sūnų ir saugą ir žinau, kad jam gal jis nežiūri taip į tą, papasakoju, pasiklausai, bet jeigu reikėtų, ateitų momentas, ne tie, kurie dabar ir nežino to Baltijos kelią iškilus momentų, pas juos turbūt yra glūdi viduj genas ir jie eitų. Gal ne visi, bet didžioji dalis tikrai pagal eitų už Lietuvą. Ačiū kol kas. Mes šiandien savo rubrikoje Klausimėlis taip pat nenutolome nuo šio vakaro temos ir buvo klausimas, jeigu jūs matėte, turbūt manau matėte mūsų žinias, ten vyresnių žmonių paklausėme, ar jeigu jūs buvote Baltijos kely, ar dabar vėl taip pat eitumėt, o jaunimo klausime, ką jūs žinote apie tai, apie Baltijos kelią. Tai daugumoje atsakymų vyresnių buvo taip mes eitume. Ir tik vienas kitas pasakė, buvo nusivylusių. O jaunimas kažkodėl jie paprasčiausiai apie tai nežino. Ir iš karto aš galvojau, kad tai lyg labai skaudu ir labai negerai. Po to atsirado kita mintis, galbūt čia yra ir kitų priežasčių. Gerbiamas Mečislovai, tenka taip pat matyti daug jaunų žmonių. Kur čia galėtų būti nuomonė paprasto žmogaus ir raseiniškio, kad jaunimas yra didelė dalis, klausėme, kad jie nežino netgi paprasčiausių dalykų apie tai, kas yra Baltijos kelias. Čia, sakykime, yra šiaip iš karto atsakyti galbūt yra sudėtinga. Yra dalis, aišku, tarp to jaunimo yra ir patriotiškai nusiteikusių. Man iš tiesų tenka bendrauti su nemažai jaunimo ir aš stebiu, yra iš tiesų nusiteikusių patriotiškai, kaip Antanas sakė, jeigu reikėtų, jie tikrai. Teisingai pastebėjo, reiškia, jeigu turi gerą geną, tai tas genas savo laiku savo vaisius duoda, reiškia. Bet su dideliu liūdėsiu ir gailesčiu tenka stebėti, kad yra visiškai, reiškia, abejingi. Jie netgi nežino, kas tai buvo. Aš nežinau, kas čia kalti. Visų pirma, manau, kad šeima, tėvai neįskiepijo to. Antras dalykas - mokykla, matyt. Ką tada daro mokykla? Aš nežinau. Visais varpais skambina, reiškia, kad perkrauti vaikai labai stipriai, tenai, reiškia, dideli krūviai. Bet tai tarptų didelių krūvių nėra visiškai patriotizmas skiepijamas. Jeigu jie net nežino, kas tas Baltijos kelias ir ką jūs tenai veikiate, klausė, suprantat. Tai tenka su liūdėsiu konstatuoti tokį faktą. Dvilypis toks dalykas. Yra, aišku, dalis, kurie yra patriotiškai nusiteikę.
Taip, ačiū. Na, pratęsiant šią temą, tarp mūsų yra ir istorikas, tai yra Kęstutis, ir mokytojas. Galbūt, pagalvojau tiesiog, mokykloje yra istorijos pamokose truputį nuglaistomi kai kurie kampai. Galbūt yra sušvelninama kai kas netgi tendencingai, ar, kaip sakoma, čia mes esam girdėję, kad netgi šiandien dar mes mažų baltų dėmelių randame, kur yra dėstoma istorija. Kaip čia iš istoriko pusės paėmusi tas, kuris dirba su jaunimu, mokytojas, mokytojo pozicija kokia? Sunkiausia, aišku, lengviausia yra kaltinti mokytoją kaip visą laiką. Bet pirmiausia, pradėkime nuo mažesnės valstybės ląstelės, tai šeimos. Šeima turi skiepyti, kad vaikas eitų į mokyklą, žiūrėti, kas darosi. Dabar kokias 8 klasės baigė, į daugelis nebeina į mokyklą, o istorinės kursas įvairiuose klasėse yra dėstomas ir gal paprasčiausiai kiti nesusipažįsta. Ir mes visą laiką, vienas, kas sakant, degutas šaukštas sugadina visą medaus statinę. Tai dabar keletas sutikę jaunuolių, kaip sakėt, jūs apklausą darėt, kad jie nežino, tai nereiškia, kad čia dauguma jų nežino. Yra ir labai gražaus jaunimo akademinio, kurie žino labai daug ir labai šito dalykų domisi. Aš nesakyčiau, kad mokyklai, be abejo, ten gal programuose, gal kažkas nėra, tai ne aš programą sudarinėjau, vyriausybės yra institucijas, bet kad pasakyčiau, kad pagrindiniai mūsų istorijos faktai, ypač naujosios istorijos faktai, būtų nedėstymo mokyklai, tikrai taip nėra. Čia reikia dar kitų priežasčių žiūrėti. Taip. Ačiū. Na, noriu pakalbinti ir Birutę. Jau ilgokai Birutė nekalbėjo. Dar toksai klausimėlis kirba. Pamatėme ir truputį nusivylusių. Kas tai per kategoriją žmonių? Tenka dirbti krašto istorijos muziejui, galbūt kaip istoriko žvilgsnis. Žmonės kinta taip pat. Kokie jie gali būti, kurie, na, nusivylę, ar jis silpnas, ar jis koks jis yra? Na, aš sakyčiau, lietuviai, ir pavyzdžiui, kiek tenka susidurti ir į muziejų ateina žmonių, ir skambina, ir renginiuose įvairiuose, ir tenka būti pamokose, kai istorijos mokytojai arba kiti mokytojai muziejuje veda, mokomasias programas muziejininkai veda. Tenka pasakyti, kad lietuviai domisi savo istoriją, savo tautos istoriją ir tikrai mes matom labai daug gražaus jaunimo, kuris ją žino, skaito knygas ir tikrai ir naujausius istorinius įvykius seka ir žino, ir kas buvo prieš 20 metų, jie tikrai susigaudo ir supranta ir orientuojasi. Ir mes, pavyzdžiui, muziejuje, kaupdami savo eksponatus, irgi gilinamės į naujausią istoriją. Ir kaupiame įvairiausias relikvijas ir nuotraukas ir pasistengėme vaikams per parodas arba per edukacinės programas šitą parodyti ir pasakyti, užakcentuoti. Ir garbė mokytojams, jie tikrai ateina į muziejų ir nenusivilia nuo mūsų mokomųjų programų. Ir aš galvoju, kad ir žmonės kartais, na žinot, taip, koks nors asmeninis nepriteklis, tai jie ir pasako, ai, kad čia nieko iš tos Lietuvos ar dar ką nors, o tikriausiai širdyje negalvoja taip. Aš galvoju, tam tikrom aplinkybėm susidėjus gal žmogus, nu, vat taip tiesiog pasako, bet širdyje aš negalvoju, kad kas nors galėtų pasakyti, kad mes nelaimingi gyvendami nepriklausomoj Lietuvoj ir kad mums nesvarbus ar prieš 10, ar prieš 5, ar prieš 20 metų įvykę įvykiai. Ir aš galvoju, kuo toliau bus kalbama ta tema, televizija rodys, istorijos vadovėliai pildysis, spauda rašys, tuo ir jaunimas daugiau žinos. Na, dar pratęskime temą. Ar atveda daug mokinių ekskursijų į muziejų, ypač jaunesnio galbūt amžiaus, kada jie imlūs yra? Taip, mokslo metų eigoje. Pavyzdžiui, vasarą tai ateina daugiau su šeimomis ir maži vaikai. Mažesnius vaikus atsiveda. O mokyklinio amžiaus vaikai pas mus ateina mokslo metų eigoje nuo spalio, rugsėjo mėnesinė, nuo spalio ir ypač būna suaktyvėjimas pavasarį, kada mokykloje gal jau būna išdėstytas pagrindinis vadovėlinis kursas. Mokytojai labai dažnai atveda vaikus į muziejų ir ten mes turime užsiėmimus įvairiausius. O be to yra didžiausios edukacinės programos, istorinės, etnokultūrinės, kur mes muziejininkai ypatingai kreipiame dėmesį, kai mokykloje mažai yra dėstoma etnokultūrinės medžiagos, vadovėlinės, tokios nėra. Tai mes kreipiam didelį dėmesį vaikams
skiepydami tautos, reiškia tą duotybę, atsineštą paveldą, tą savo tradicijas, kad tu žinotum jas, kad suprastum, apie ką eina kalba, va tada ir tau istorija kažkiek aiškės, kad tu žinotum savo tautos kultūrą. Taip, sako, kuris nežino savo istorijos, amžinai pasilieka vaikas. Toks ir posakis yra. Mes gavome pirmą informaciją iš jūsų, gerbiami žiūrovai, už kurią labai dėkojame. Ir pirmas raštelis tikrai mus labai nuramino ir nudžiugino. Didžiulis ačiū laidos dalyviams ir Raseinių krašto televizijai už laidą Baltijos kelio 20-mečiui. Na, mes tikrai dabar žinome, kad mes esame tikrai ne vieniši, nors tą jautėme ir sėdėdami čia. Mūsų rajone paminklų kryžių atmintinoms datoms pažymėti daug, tačiau po įvykio įamžinimo jie pamirštami. Savivaldybė nelabai rūpinasi po to jų likimu. Juk ir dabar tik gerbiamo Antano Kliunkos iniciatyva apšienauta vieta prie kryžiaus ir akmens. Dėkoja gerbiamam Antanui ir truputį sako apie savivaldybę. Čia gerbiamas Kęstutis. Norėčiau pasakyti, kad yra paskirta kiekvienai mokyklai, kurie mums tos paminklai, kurie yra pastatyti ir yra mokyklos, kurios turi savo teritoriją, kurios priklauso sutvarkyti. Aišku, be abejo, savivaldybė, komunalinis, ne viskas yra Raseiniuose, yra rajonės platesnis, bet pirmiausia, mokyklos turi tą įpareigojimą ir komunalinis, o kur dar yra nusiskundimų, kur tikrai niekada neprižiūrima, ar kas prašomės kreiptis, bet kada man paskambinkite savivaldybę, aš tą klausimą pasitengsiu spręsti. Tiesiog galbūt čia yra taip, kad žmonės parodykime savo tokią pilietinę poziciją, galbūt drąsiau ją reikia parodyti, tai yra dvasingumas, kurio truputį galbūt ir jaučiame šiais laikais stygių. Aš dar galėčiau ir papildyti ir Kęstutį, kad nereikėtų gal laukti, kol kas nors ateis sutvarkys. Jeigu tu matai šiukšlę ar dar ką nors prie paminklo pastatyto, nesvarbu kam, kokiai atmintinai datai ir žymiai, tu galėtum ir pats žmogus šiek tiek pakrutėti ir galėtum patvarkyti. Taip. Juk visai nėra sunku, ar ten ir tą žolę nušienauti. Žinoma, didžiausias ačiū Antanui, kuris toks patriotas ir tenai tą vietą rūpinasi jisai. Yra žmonių, kurie rūpinasi kitom vietom ir tikrai ačiū jiems. Ir iš tikrųjų kartais nereikia nei laukti nei to komunalinio, nei savivaldybės. Žmonės ir bendruomenėse patys apsitvarko tuos paminklus. Ir jie neprastai prižiūrimi. Aš galvoju, kad kiekviena mokykla yra kažkur tam rajone, toje apylinkėje yra paminklai žymiems žmonėm, partizanam. Yra garbės reikalas nelaukti iš savivaldybės nurodymų. Yra tos talkos, mano laikais organizuodam talkas sovietinių kareivių kapams tvarkyti. Tada buvo prievarta, aš galvoju, kad kiekvienos mokyklos direktoriaus yra garbės reikalas, kad būtų paminklai sutvarkyti. Užvažiuoja užsieniečiai ir mato mūsų partizanų paminklus apžėlusius. Tai kartais atrodo geriau iš viso nestatyti tokių paminklų. Jeigu mes jų nesugebam rūpintis ir tie žmonės, kurie organizuoja tų paminklų statymą, turi apie tai galvoti. Kiek žinau, tai yra net savivaldybės deputatai, tai ir jų atsakomybė taip pat. Taip. Ir dar gerbiamą Antaną norėčiau pakalbinti, dar vienas klausimas man kirba, nes teko išgirsti visiškai dabar neseniai, kada sulyginama yra Europos Sąjunga su buvusia SSSR. Kad mes iš vienos sąjungos patekome į kitą sąjungą. O aš, sako, tikras lietuvis ir aš už pilną nepriklausomybę. Kaip jūs galvojate, jūsų pozicija? Pirmą pažiūrėkime apklausas, kaip lietuviai žiūri į Europos Sąjungą. Ir mes bet kada galim išstoti iš Europos Sąjungos. Tai čia yra Laisvės lygas išsigimusių veikėjų, tokių kaip Murza arba Žilvinas Razminas. Tai ideologija, kurie sprogdino ir Kryžkalnį ir viskas buvo verčiama profesoriui Landsbergiui. Ir kaip šitie žmonės galbūt yra priešingos ideologijos ir tapatina. Mes esam laisvi, mes galim judėti, ko neįsivaizdavom anksčiau. Mes galim iškelti trispalvę, ko anksčiau nebuvo galima. Mes galim nuvažiuoti į Europos Sąjungą su trispalvė, ko negalėtumėm turbūt į rytus nuvažiuoti, iškelti trispalvės, iškart prisistatytų prie mūsų.
Tai čia žmonės yra tikrai, tai yra specialią vykdantys žmonės užduotį. Aš galvoju, kad yra labai klaidingi ir pikti žmonės, arba jie yra, nežinau, mankurtai. Taip, mankurtai, apie mankurtus galima kalbėti daug. Na ir mes turime dar vieną raštelį. Mes turime dar vieną dalyvę tiesiog mūsų laidos ir aš jį paskaitysiu. Lyg iš pradžių buvo prie Baltijos jūros akcija. Mašinų tiesiog jūra. Ten važiavau, į Baltijos kelią vykau, nepavyko nuvažiuoti į paskirtą vietą, bet vis tiek susikubėme rankomis pakeliui. Aš turiu vėliavėlę nuo 1988 metų mitingo Vilniuje. Jausmas nenusakomas ir rytoj žadu vykti į Baltijos kelią. Stasė Želnienė. Ačiū Jums už tokius žodžius ir tokį pasiryžimą. Mes šiandien tiesiog ieškojame tokių žmonių gatvėse, jų radome iš ties. Galiu pasakyti, kad ponė Stasė yra iš partizanų giminės, jos 4 broliai yra partizanai žuvę, jos su sesė abi buvo ryšininkės, tai yra fantastinė šeima, tokie yra Lietuvos branduolys, tai šitokios šeimos ir apgynė Lietuvos garbę pokarį. Taip, dar truputį galbūt, jeigu liks laiko apie tai pakalbėsim. Gerbiamas Kęstuti, dabar poryt bus vėl pažymėta ši akcija ir iš mūsų Raseinių važiuos delegacija. Galbūt informacija žmonėms, kurie dabar žiūri apie važiavimą, apie transportą, nes irgi tenka būti vienu iš organizatorių šios kelionės. Dabar pirmiausia norėčiau supažindinti, aišku, daug kas žinote, su programa rugpjūčio 23 dienos. 10 valandą bus mūsų bažnyčioje mišios. Po mišių bus išnešamas gėlės ir žvakutės ant žuvusių už nepriklausomybę laisvę kapų ir paminklų. Po to 10:45 nuo bažnyčios aikštelės išvykstame į Vilnių. Kas savarankiškų transportų bus savivaldybės paskyrė 24 vietų autobusą, kuriuo galite pasinaudoti atėję po mišių. Taip pat vyksta autobusėlis 7 vietų, tai jo važiuos moksleiviai, mūsų pagrindinių mokyklų, vidurinių gimnazijų prezidentai, kad jie pajustų tą dvasią ir perimtų tą ugnį prie mūsų paminklo, kuris yra pastatytas. Pirmiausia, važiuosime į Vilnių, į katedros aikštę, po to vyksime į savo, kur yra mūsų Vilnius Ukmergė, 83-6 kilometras, ten prie savo paminklo visi susitelkę, visi atvažiavę, lauksime, pakol mums perduos tą ugnį. Paskui viena dalis šitokia, o paskui namo, o kas liksit vietoje, taip labai maloniai kviečiame į kultūros namus, centrinę salę, kurioje bus rodomas Lietuvos Raseinių krašto televizija sukurtas filmas Baltijos keliui 15 metų ir taip pat foje, taip direktorė, vyks fotografijos paroda, kur bus galima prisiminti ir net gal savį atpažinti atėjusiems žmonėms. Tai labai maloniai laukiam, kas galite su savo transportu, o kas galės ir kiek tilpsimis ir valdiška, kur yra paskirtas. Tada visiems laukiam iki sekmadienio. Galima. Prašau. Su prezidentais mokyklų ir pakalbėsim apie paminklų priežiūrą. Taip. Įpareigosim juos prie to Baltijos kelio paminklų, kad jie savo regione susiskaičiuotų ir prižiūrėtų. Čia bus gera proga. Galbūt tiesiogiai bus kalbėti su vaikais, ne per direktorius reikia turbūt bendrauti. Aš dabar paskaičiau kaip tik apie Baltijos kelio dar kai kurios dalykus internete šiandien ir Rusijoje tuo metu vyko įvykiai. Ir tokia mintis buvo, kaip galėjo tai būti, kad Rusijos sostinėje Maskvoje, Rusakovo kultūros namuose prasidėjo Pabaltijo tautų savaitė skirta Lietuvai. Puškino aikštėje vyko mitingas. Turbūt šiais laikais, kaip manot, kokia yra Rusija, kaip su jie gyvenam ar ne, truputį pasikeitus yra situacija smarkiai. Ir kaip manot dabar, ar tai būtų įmanoma, ar tai būtų dar daugiau kraujo, negu paskui buvo sausio įvykius? Šviesios minties tenai ir dabar yra be abejo. Tik tai tiek, kad
ypatingai žiniasklaidos priemonės ir televizija, ir kas yra užblokuota šitai šviesiai minčiai, ir jiems pasireikšti nėra kaip, žinom, įvykius su žurnalistais. Taip. Maskvos arba tyrinėjusiai žmonėm tam tikrus įvykius, kaip nutiko, yra letena. Skaudus įvykiai yra. Taip, aš kiek žinau, aukščiausiai taryboje tarp gynėjų buvo ir Liaudies frontas iš Leningrado tuo metu ir ukrainiečiai. Tai Rusijos demokratinės jėgos ir demokratiškai nusiteikę piliečiai tikrai labai palaikė. Jie žinojo, jeigu mes nusimėsim imperijos jungo, tai jie tikrai irgi išeis į kitą etapą. Aišku, Rusija pergyveno daug didelę krizę, nes didelė ekonomikos nuosmukis, korupcija ir žmonių daug nusivylė demokratija ir vėl grįžo prie tvirtos rankos ir kaip mano, kad Rusija turi valdyti imperatorius ir demokratinės jėgos yra silpnos, susiskaldžiusios. tą mes jaučiam ir matom ir yra labai gaila, kad Rusija grįžta atgal, žingsnius daro atgal. Ne viskas pas mus gerai, bet Rusijoje tikrai yra, demokratiniam jėgom yra nepavydėtina dabar. Na, Antanas neįvardijo imperatoriaus, bet manau tikrai mes jaučiame, kas yra imperatorius ir puikiai žinome, ar ir jaučiame tas akcijas tokias iš jų pusės, kurios dabar ir vyksta. Jos vyksta visiškai kitaip ir čia galbūt įrodinėjama yra žmonėms, kad vis dėlto jūs pasirinkote ne tą kelią. Turbūt yra toks jų užmojis. Kaip manot, ta prasme, ar čia žmonės atsilaikys mūsų? Arba jos galbūt tiesiog padrasinti? Įrodyti neįmanoma, tikriausiai. Istorija užfiksuota, dabar aišku vyksta istorijos interpretavimas. Daita iki to, kad Lenkija pradėjo antrą pasaulinį karą. Taip. Užpuolė Vokietiją, tada gavo Rusiją įsijungti, kad Molotovo-Ribentropo pakto visai nebuvo, okupacijos nebuvo, aneksijos nebuvo. Mes visi geranoriškai įstojom. Sovietų sąjunga mums labai daug padėjo. Jo padėjo, neteko milijonų gyventojų. Ir dar dabar neatgaunam žmonių, mentalitetas sunaikintas. Ir dar ta dalis jaunimo, ką mums davė laisva Lietuva, tai yra pasiekmė šito, kad geriausias tautos fondas yra išnaikintas. O kol mes jį atstatysim, daug laiko, bet partizanų ryšininkės, kurios liko po partizaninio karo, minėjo, kad Lietuvoje 53-56 metais buvo nykų. Ir sąjūdžio metam 86, 8, 7 jau užaugo karta, kuri buvo pasiruošus. Tai 30-mečių karta, kuri pradėjo sąjūdį, kuri ėjo priekį, gynė aukščiausią tarybą. Tai jų šitų partizanų anūkai vis vien kaip sako, atžėlė Lietuva, kad ir buvo nupjauta, vis tiek atžėlė ir aš galvoju, kad tautoje užprogramuota, net jeigu ir mūsų sunaikintų, vis vien atsiras karta, kuri vėl pakils, nes mes maža tauta esam, mes esam tarp didelių valstybių, mes niekada nešvesim galutinės pergalės, niekada nebūsim labai stiprus ir galingi, kadangi mes maža tauta ir mes turim pasiruošę. Mūsų laukia pastovi kova dėl išlikimo. Dabar kaip tik minėjome Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį. Ir čia buvo istorikų net pasakyta, kad linkime Lietuvai geresnio 1000-mečio. Reiškia, buvome atsidūrę ant baisesnių ribų. Tai be abejo, per tas mūsų istorijos laikotarpis, matot, mes turime užkoduotą kažkokį geną, kad tos nepriklausomybės siekimas, pavyzdžiui, 200 metų Rusijai priklausėm, bet vis dėlto atsirado 19 amžiaus pabaigoje inteligentai, kurie pradėjo tą aušrininkai, kurie atvėrė žmonėm akis. Ir tas pats Kudirka, kaip pavyzdys, pradžiais, tai iš lietuvių kalbos net jam buvo nesmagu kalbėti, o koks pasidarė vienas iš tautos žadintojų. Ir tikrai mes aišku, tie nusivylimai kasdieniniai, tokie pasistumdymai,
nepritekliai, kaip sakant, žmonės į karus iškentėjo ir viską, ir tremtis, ir mūsų tauta turėtų atlaikyti. Yra to geno, kuris visą laiką atsirado, kaip Antanas sakė, nors visai būtų ta mūsų nupjauta žolė, bet vis dėlto jinai išdygsta. Taip. Gerbiamas Mečislavai, dar noriu kreiptis, mažiausiai dabar kalbėjai. Kada tenka tiesiog susidurti ne su jaunimu dabar, bet, kiek žinau, esame kalbėję su sumitusiais, jau galima sakyti, tokiais priešais. Kokia būna kalba? Na, Vytautai, taip pat žinai, kokia kalba būna. Aišku, yra liūdna yra. Yra liūdna, kad, sakykime, kaip tu įsireiškiai sumitę ir dar jie šiai dienai taip pat tebe galvoja, kaip Kęstutis buvo užsiminęs, kad profesorių Landsbergį kaltindavo, kad pusę stogo kažkur tai užventį nuplėšta. Man yra tekę netgi į klepus susikabinti vieną kartą ir bandžiau įrodyti, ar tikrai jūs profesorių Landsbergį matė čia užsilipus ant stogo ir beimantį, plėšiantį šiferio. Va. Gaila, aišku, bet dėja yra. Ir aš nežinau, kaip šitų žmonių pakeisti nuomonę. Na, tiesiog galbūt yra teisingai mąstančių, inteligentų žmonių daugiau. Kaip matote, numeriai mūsų ekrane jau dingo, tad mūsų laikas eina į pabaigą. Daugiau prašome neskambinti. Mes dar turime 2 jūsų laiškučius. Rita Jokubauskienė dalinasi Baltijos kelio prisiminimais, kad aktyvus entuziastas buvo ir Matijošaitis. Vytautas. Mums pavyko nuvažiuoti į paskirtą vietą Baltijos kelyje, puošėme antkapį atsiklaupę kryžių gėlėmis, kurias tuo metu mėtė iš lėktuvo. Prisimena ir Mečių, kad ten buvo. Tai labai malonu yra, kad čia tiesiog visi vieni kitus pažįstame. Raseiniškių netiek daug ir daug autobusų važiavom. Ir kitas klausimas. Labas vakaras, dažnai einu pro karių kapinės, ten geriama, rūkoma, triukšmaujama. Pro karių kapinės. Na, čia Raseiniuose turbūt yra vienos karių kapinės, tai tos jau kur karių kapinės, o savanorių. Sovietinių karių. Sovietinių karių. Tai prie visų kapų triukšmauja. Gal. Bet čia yra policijos savivaldybės policijos reikalas, jeigu triukšmauja, reikia apskambinti policijai ir viskas. Na. Pabandėme truputį pamastyti, pagalvoti apie jaunimą, apie žmonės iš istorinės pusės, kodėl taip yra. Mūsų laida baigėsi ir pas mus tokia jau tradicija, kad vėlgi, kaip pradėjome, taip ir dabar galbūt iš kitos pusės, ką reiktų linkėti Lietuvai, Raseinių kraštui, nes poryt, kaip tik delegacija vėl išvažiuos į tą vietą, kur važiavome prieš 20 metų. Tad iš tos pusės galbūt dabar. Pirmiausia, norėčiau visiems palinkėti optimizmo. Tikrai nėra taip blogai, kaip mes įsivaizduojame. Gal mūsų toks lietuvių charakteris buvo gerai čia prieš tą krizę vadinamą. Į tai nelabai gerai tada buvo. Gal ne taip tikrai žmonės blogiau gyveno. Ir daugiau optimizmo, daugiau šypsotis ir viskas bus gerai. Ir vieni kitiem būkim draugiškesni ir klaidesni. Gerbiama Birutė, prašom. Aš palinkėčiau sekmadienį, vis tiek yra laisva diena, šventa diena, sėsti visiems į mašinas, nuvažiuoti atgal į Baltijos kelią ir visiems sykiu mums pasakyti, kad mums gera gyventi Lietuvoje ir mes didžiuojame savo tėvynę. Ačiū. Ir dabar laikas atėjo ir man kalbėti, bet turiu pakalbėti, nes dar yra 3 laiškučiai, kuriuos reikia tikrai turbūt paskaityti. Žiūrėjau visą jūsų programą, aš ten buvau Baltijos kelyje nuvažiavęs. Noriu ir dabar važiuoti, ar yra vietų autobuse. Albinas Eismuntas ir net telefono numeris yra. Kaip galiu pasakyti, oficialiai tik tai tą autobusą šiandien rytą mes gavome ir aš oficialiai nėra sąrašo sudaryta, 24 vietas yra. Kas papulsit, tada galėsit važiuoti. Taip. Laidos dalyviui, kuris pavadino mankurtais, ar jis turėjo galvoje tuos žmonės, kuriuos apklausė prie Norfos, dėl Europos Sąjungos? Aš nežiūrėjau tos laidos. Aš galvoju tie žmonės, kurie nusiteikia prieš Europos Sąjungą, o mes esame europiečiai, yra specialią propagandą daro.
šiuo metu jeigu ne Europos Sąjunga, mes būtumėm daug didesnėje krizėje. Aš norėčiau, kad jie nuvažiuotų į Baltarusiją arba į Moldaviją, Ukrainą ir suprastų, kur galėjo Lietuva būti ir kad mums pasisekė laiku įstoti į Europos Sąjungą ir į NATO. Šiuo metu vargu, ar kas nors naujos valstybės įstos į Europos Sąjungą arba NATO. Aš turiu dar vieną palinkėjimą Antanui Kliunkai. Linkėjimai nuo studentės Raimondos iš Šiaulių laikų. Puiku, kad išlikote toks entuziastingas. Gerbiamas Mečislovai, iš eilės tau ir dar gerbiamą Antaną prašysim užbaigti vis dėlto mūsų laidą. Taip, aš norėčiau vis tik tai palinkėti žmonėm neprarasti, nepamesti šitos dvasios, kuri pleveno tais laikais. Tik tai tiek. Ačiū. Gerbiamas Antanai, jums vis dėlto žodis pabaigai. Aš noriu palinkėti visiems gėrėtis Lietuvos vėliavos spalvom. Ačiū. Šį vakarą prisiminėme įvykius, kurie įvyko ir kurie nustebino pasaulį. Netgi šiais metais Baltijos kelias yra įtrauktas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą. Tai yra išties didelis įvykis, kuris gali ir pasakyti tiems pesimistams ir nihilistams kažką tai tokio, kad tai yra išties reikšmingas įvykis netgi pasaulyje. Mūsų studijos svečiai buvo Baltijos kelio dalyviai 1989 metais rugpjūčio 23 dieną Antanas Kliunka, Birutė Kulpinskaitė, Kęstutis Kordušas, Mečislovas Daujotis. Ir žinoma, visi tie dalyviai, kurie pas mus atsiuntė laiškučius, jie taip pat dalyvavo mūsų laidoje, lyg tai mes jautėme jų širdies plakimą tiesiog prie šio stalo. Tad linkime tikrai poryt paminėti garbingai šią dieną, nes ir didžiuotis, kad mes esame lietuviai, mes gyvename Lietuvoje, mes gyvename Raseinių rajone, kuris tikrai nebuvo paskutinis tokiu reikšmingu tautai metu. Du skelbimai baigiant laidą. Rastas Stasio Baltrušaičio pasas ir piniginė su pinigais. Kreiptis telefonu 861-88-052. Kaip matote, yra sąžiningų žmonių, rasti pinigai ir juos nori gražinti. Tad Stasys Baltrušaitis, tegul kreipiasi pas mus į televiziją, mes pasakysime telefono numerį. Ir rugpjūčio 23 dieną Raseinių miesto stadione vakare 18 val. Vasaros uždarimo super fiesta. Programoje daug dainininkų Lietuvoje žinomų, klounė Nukė, Evelina, Liveta ir Petras Kazlauskai, Vudis Mino, Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis. Tad vasaros uždarimo fiesta rugpjūčio 23 dieną 18 val. Vakare. Šį vakarą laidą baigiame. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Linkime gero savaitgalio. Kas atostogaujate, dar gerai pailsėti. O šį vakarą ramaus poilsio. Labanakt.